Aušra saulėtekiau nušvis ir užsimerks nakties šviesybės. Neras tik atilsio širdis, viltis nežvelgs į jos gilybės. Taip kalbėjo Maironis, o mes kalbame. Labas rytas, atvykome į Tauragę. Vaikams yra labai sunku keltis į mokyklą, o mums labai sunku važiuoti filmuoti siužeto. Kas tu esi, žmogau? Aš esu žmogus, vardu Simona Beatričė Jurkšaitytė iš Tauragės Šaltinio pagrindinės mokyklos 7 B klasės. Mėgstu groti pianinu, mėgstu piešti. O sakyk, kaip sutari su tavo klasės draugais? Gerai. Tu su visais žmonėmis sutari gerai? Ne visais būna ir susipykstu, bet šiaip su dauguma normaliai. 3 dalykai, kurie tau yra gyvenime svarbiausi. Telefonas, knygos, draugai. Kokia yra Simona? Na, Simona yra išties talentinga, taip pat labai draugiška. Valdinga, mokanti išreikšti savo nuomonę. Stiprus charakteris, ką užsibrėžia, tą padaro ir labai drąsi. O Beatričė? Linksma, muzikali ir draugiška. Aš manau, kad Simona turėtų būti muzikantė, o Beatričė turėtų būti antra Grybauskaitė. Simona yra tiesiog labai mielas žmogeliukas. Man patinka skaityti, skaitau, daug kas sužinau, žiūrint kokias skaitau. Jeigu enciklopedijas, tai daug sužinau, jeigu grožinės, kažką. Ką dažniausiai skaitai? Harry Potterį arba alchemiką. Koks yra tavo gyvenimo tikslas? Nežinau, turbūt tapti architektą, nes reikia piešti, reikia skaičiuoti. Menas ir mokslas viename? Taip. Kėlimasis į mokyklą. Kas tai? Ne pats maloniausias dalykas. Ką darai pirmiausia atsikėlusi? Išlipu iš lovos. Antras veiksmas? Lipu laiptais į 1. aukštą. Trečias veiksmas? Einu rengtis. Įtampa didėja, ką toliau darai? Važiuoju į mokyklą. Kada atsibundi realiai? Po 3 pamokos. Prieš ilgąją pertrauką akytės prasimerkia ir tada jau galime žmogiškai šnekėti. Dindan skambina Čiurlionio varpas. O ką galėtų mokytoja pasakyti apie Simoną Beatričę? Optimistė. Galima sakyti maksimalistė, visur suspėjanti, visur dalyvaujanti, labai savarankiška, drąsi, net prieš kontrolinį jai širdis nevirpa. Siekianti geriausių rezultatų visur, o šiaip nuoširdi, gera 7-okė. Simona iš visų jėgų, einame visi kartu. Labas rytas. Keliamės pas Rytį. Pono Vaitiekūno virtuvėje šiandien svečiuojasi štai toks žmogus. Štai su balta kepure, kuris jums pats prisistatys. Labą dieną, mano vardas Rytis Stankevičius, aš mokusi Vilniaus Gabijos gimnazijoje. Puiku, papasakokite ką nors apie save, Rytį. Nežinau. O ką čia papasakosi, lai kalba kiti? Taip. Miau, koks yra Rytis? Jis yra labai mielas, labai draugiškas. Kartais būna, kad jis labai tylus būna, bet tai atleidžiama, nes jis labai mielas klasiokas. Ar smagu nusirašinėti nuo klasės draugo? Jo, ypač tada, kai jo rašto nesupranti. Ko paklausi, viską žino, domisi labai stalo žaidimais, mėgsta galvosūkius. Na, nežinau, jeigu, pavyzdžiui, jo paklausti, iš kur tu tiek daug mokėsi, jis sako, paskutinį kartą mokinausi 3 klasėje. Su juo galima labai daug ką pašnekėti, labai gerai viską nusimano, patinka mašinos, kiek žinau. Retas žmogus, nes kad tiek žinotų, tai čia yra stebuklas. Kokie dalykai tau mokykloje labiausiai patinka? Geografija, matematika. Kuo tau patinka geografija? Nežinau, gal dėl to, kad sekas. O kodėl tau patinka matematika? Irgi dėl to, kad sekas. Kokia buvo paskutinė tavo skaityta knyga? Apie indėnus, didžiosios laukės sūnus. O apie ką mąstai, kai nieko neveikia? Ką veiksiu, kai turėsiu ką veikti. Kas yra Lietuva tau? Valstybė, kurioje gyvenu. Ar tau patinka ta valstybė? Taip. Ko tu čia šnipšti, nabagę? Taigi televizija atvažiavo žabala. O ne? Na, o mes kalbamės su Ryčio klasės auklėtoja, technologijų mokytoja Danguolė. Rytis yra labai atsakingas mokinys,
pareigingas, mylimas klasiokų. Jis mūsų klasės seniūnas, priklauso gabių mokinių klubui, mokyklai. Ryti, linkėjimai tau nuo tavo klasės draugų. Mes patys sau faini! O mes grįžtame į studiją. Mes faini. Andriau?